Vieni jų apie šią galimybę net nežino, kiti galbūt sveikatai neranda laiko. Kai nepastebėjus ligos procesas išplinta, visos vertybės, visi svarbus neatidėliotini reikalai prieš akistatą su prostatos vėžiu nublanksta. Tai yra tas organas, kur liktai vadinamas vyrų pasididžiavimu, yra įvairiausių, reiškia, apibūdinimų. Tačiau, kada atsiranda problemos, būtent medicininės sveikatos problemos šitoj srity, dingsta visi pasididžiavimai, dingsta visa drąsa, dingsta pasitikėjimas, atsiranda baimė, atsiranda neužtikrintumo toks jausmas. Aš norėčiau atkreipti dėmesį, kad vyrų nedrąsumas, varžymasis dėl šio organo patikros antrosios širdies, kaip profesorius Dainys sako, iš tikro juk garantuoja pasitikrinimas tolimesnį jo gyvenimą, kokybišką gyvenimą. O užleidimas ir gėrimas tų maisto papildų, kurie yra reklamuojami, tarp kitko, labai intensyviai televizijoje, sujaukia taip smarkiai. Aš nekalbu, kokie papildai. Daug įvairių papildų, sako, gerk ir tu susitvarkysi tas negalės, kurios tau pradėjo reikštis susijusias su prostata. Ar tai naktinis kėlimasis, ar tai kokie pirmieji skausmeliai, ar tai pirmas žmonos nusisukimas, reiškia, daug dalykų gali būti, bet juk tai gali būti ligos požymiai. Psichologė Aušra Griškonytė, dalyvavusi rengiant psichologinės pagalbos atmintinę šią ligą sergantiems, sako, jog Lietuvos vyrai nėra pakankamai ryžtingi atremti akistatą su šios rūšies vėžiu. Daugelis varžosi ir vengia tikrintis, gal manydami, kad liga juos aplenks. Kaltas drobumas, suformuota mūsų visuomenės nuomonė, jog sirgti nevyriška, o dar kai diagnozė neva kėsinasi į vadinamąjį vyriškumą. Lietuvoje vyrai labai nori jausti stipriais. Ir labai dažnai, kad tas stiprumas yra suvokiamas neteisingai. Juk iš tikrųjų, kas yra žmogaus jėga, žmogaus galia? Tai yra gebėjimas priimti visus gyvenimo metamus iššūkius. Ir labai dažnai liga, viena ar kita liga, sunkesnė ar mažiau sunki liga, tai yra būtent tas iššūkis. Ir kaip aš sureaguoju tą iššūkį? Ar aš įkišu galvą į smėlį lyg strutis ir apsimetu, kad tos ligos nėra? Iš tikrųjų, aš neigiu ją, tai yra tokia psichinė gynyba, bet aš niekur nedarau. Ir ta liga suėda mane. Kas stipresnis, liga ar aš? Kita vertus, jeigu aš suvokiu, kad liga yra iššūkis, aš tą iššūkį pasitinku ir visomis įmanomis priemonėmis bandau su tuo iššūkiu susitvarkyti. Greičiausiai jėga yra mano pusė. Ir aš išlieku, ir aš lieku kažkam reikalingas, ir kažkas džiaugiasi mano buvimu. Kalbant apie Lietuvos vyrus, aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvos vyrai, kaip aš sakau, sąmoningėja, ta prasme, kad vis dažniau ateina pas urologą ir vis dažniau profilaktiškai tyriasi prostatą ir nelaukia, kada atsiras simptomai ir kada jau bus kažkokios tai problemos. Tai aš norėčiau visiems vyrams palinkėti vieno, kad nebijokite, urologas nėra baisus gydytojas, jo tyrimo ir diagnostikos metodai nėra tokie baisus, kaip daugelis mano. Jūs ateikite, jūs visur rasite visoje Lietuvoje puikius urologus, kurie jums padės, kurie nustatys jums ligą, padės išsitirti ir suradus problemas jas sėkmingai gydyti. Taigi nebijokite urologų. Lietuvos prostatos vėžių susirgimų draugija siekia, jog vyrai gautų tolesnę priežiūrą. Pooperacinė dispanserizacija, pagalba tapus nors ir laikinai neįgaliu. Šitie dalykai atsiranda dažniausiai, kada yra vėlesnės stadijos vėžio. Ir aišku, tai kainuoja valstybei milžiniškus pinigus. Mes tai suprantame. Todėl aš galvoju, kad jeigu valstybė daugiau investuotų į visuomenės informavimą, į tai, kad būtent tą vyrų segmentą, tos žinios apie ankstyvą diagnostiką, apie būtinybę pasitikrinti prostatą, ėjimą pas urologą, investuotų pinigų į tą žinojimą, aš kaip specialistas marketingo galiu drąsiai sakyti, kad tie pinigai atsipirks. Ankstyva diagnostika leidžia anksti išaiškinti ligą, ją išgydyti ir nereikės jokių tokių didelių išlaidų po to, ką mes turim šiandieną visokiom pasekmėm gydyti.
Tačiau atrodo, kad šalies politikams mažai rūpi lietuvių vyrų gyvenimo trukmė, kokybiškas gyvenimas sergant tam tikromis ligomis. Statistika teigia, kad lietuviai vyrai gyvena trumpiau nei moterys. Sužinojome šį faktą, pakreipėme galvas ir viskas. Kodėl nepradėta domėtis, kaip galima būtų pakeisti susiklošiusią padėtį, klausė draugijos prezidentas. Labai gaila, kad pas mus tie ministrai į metus keletą kartų suspėja pasikeisti. Bet problema ne ministruose. Problema yra būtent aparato mąstysenoje, požiūrėje į pacientus. Pas mus technologijos gydymo naujausios urologijoje vėluoja dešimtmečių. Tai, kas jau buvo pradėta Europoje anksčiau arba kitose, reiškia, išsivyščiusiose valstybėse pasaulio, kad ir toks metodas kaip brachiterapija, tai jisai pradėtas taikyti tik tais nesenai. Keletą metų atgal Kauno klinikose, šiais metais Vilniuje Santariškių onkologijos institute ir Santariškių klinikose pradėta taikyti. Dar viena svarbi problema, kurią paminėjo visi šnekinti medikai ir ligoniai. Tai besaikė televizijos reklama apie tam tikrus maisto papildus. Ar nėra daugeliu ši nuolat brukama reklama tarsi meškos paslauga? Ar nerizikuoja vyrai savo sveikata, o gal ir gyvybę, pernelyg ją pasitikėdami ir nepraranda budrumo? Maisto papildai ir gydymas neturi nieko bendro. Aš norėčiau, kad Lietuvos vyrai turėtų labai aiškę nuomonę, kad papildų vartojimas ir visų nemedicininių preparatų vartojimas tai nėra gydymas. Ir jokių būdų negalima sakyti, kad maisto papildai, kurie reklamuojami dažnai per televiziją, reiškia gydo prostatą. Jokių būdų prostatos ir kitų organų papildai negydo. Naujausiais duomenimis, kasmet pasaulyje prostatos vėžių susirga daugiau nei 700 tūkstančių vyrų, bei 250 tūkstančių miršta nuo šios klastingos ligos. Vyrai, būkite budrus, kantrus, saugokite save, nepalūžkite sužinoję nors ir pačią karčiausią tiesą, bei žinokite, jog mūsų moterų gyvenime esate labai reikalingi. Tad norėtųsi dar kartą pabrėžti. Vyrai, būkite budrus, kantrus, saugokite save bei žinokite, jog mūsų moterų gyvenime esate labai reikalingi.